Vėl troliai mumiai, nematomas vaikas. O dabar vadinasi Filifjonka, kuri tikėjo katastrofomis. Kartą Filifjonka skalbė jūroje savo didelį skudurinį kilimą. Muilino ir trynė šepečių iki pat mėlyno dryžio, laukdama, jog kas 9 banga atplūstų nuskalauti muilo putų. Paskui jis skalbė iki kito mėlyno dryžio, o saulė šildė į nugarą. Jie įsibrido plonomis kojomis į skaidrų vandenį ir vis trynė. Buvo šilta ir rami vasaros diena, kaip tik tinkamas skalbti kilimams. Lėti ir mėgausti ribuliai ritosi Filifjonkai į pagalbą, o aplink raudoną jos kepuraitę dūzgė kelios kamanės, manydamos, kad tai gėlė. Išsidarinėkit kiek norit, niūriai galvojo Filifjonka. Kad ir kaip ten būtų, aš viską žinau. Šitokia ramybė visuomet tvyro prieš katastrofą. Ji pasiekė paskutinį mėlyną dryžį, leido persiristi 9 bangai, o tada visą kilimą pamerkė į jūrą išskalauti. Lygus akmuo raudonavo po vandeniu, apačioje šokčiojo saulės šviesos atspindžiai, jie šokčiojo ir viršum Filifjonkos pirštų, nuauksuodami visus 10. Filifjonka apniko mintis. Būtų galima įsigyti naują kepuraitę oranžinės spalvos arba išsiuvinėti senosios kraštus saulės spinduliais, auksiniais. Tačiau žinoma, nebus tokio grožio, kai nejudės. Ir dar, kas iš tos naujos kepuraitės, kai ištinka pavojus? Žūti galima ir su senaja. Filifjonka ištempė kilimą iš jūros, padaužė į akmenį ir nepatenkinta ėmė jį mindyti, kad ištekėtų vanduo. Oras buvo pernelyg gražus, tiesiog nenatūraliai. Kažkas turėjo atsitikti, ji žinojo. Kažkur už horizonto kaupėsi tamsa ir pavojus, kilo, artėjo, vis greičiau ir greičiau. Ir nežinia, kas tai, šnibždėjo Filifjonka pati savo. Jūra pajuosta, suošia, saulė užgesta. Širdis pradėjo daužytis jai krūtinėje. Nugara pašiurpo, jis skubiai atsisuko ir lyg už nugaros būtų išdygęs priešas. Jūra blizguliavo kaip ir anksčiau, saulės atspindžiai šokčiojo ant dugno, žaismingai vinguriuodami, o vasaros vėjas raminamai paglostė Filifjonkai nosį. Tačiau netaip lengva nuraminti Filifjonką, jeigu ją nežinia, kodėl perima baimė. Virpančiomis letinomis Filifjonka patiesė kilimą džiūtičių, po muilą bei šepetį ir nuskubėjo namo kaisti vandens arbatai. Gafsa žadėjo apsilankyti 5 valandą. Filifjonkos namas buvo didelis ir nelabai gražus. Kažkas užsimanęs atsikratyti senų dažų, nudažė tamsiai žalia spalva jo išorę, o ruda vidų. Filifjonka išsinuomojo jį be baldų iš Jemulio, kuris ją patikino, kad čia jaunystėje mėgo vasaroti jos močiutė. O kadangi Filifjonka buvo labai giminiška, tai kaip mat apsisprendė išsinuomoti tą patį namą ir šitai pagerbti močiutės atminimą. Pirmąjį vakarą Filifjonka sėdėjo priebutėje, negalėdama atsistebėti močiutę. Matyt, jaunystėje ji buvo visiškai kitokia. Galvoje netelpa, kad garbinga Filifjonka, suvokianti gamtos grožį, būtų galėjusi įsikurti štai šitokia skurdžioje, baisioje jūros pakrantėje. Nei sodo, kur augtų vaisiai konservams, nei mažiausio lapuočio medelio pavėsiniai. Netgi jokio malonaus vaizdo. Filifjonka atsiduso, išsiblaškiusi nužvelgė žalę apniukusią jūrą ir kiek akis mato krantą juosiančią bangų mūšą. Žalia jūra, baltas smėlis, raudoni dumbliai. Kraštovaizdis kaip tik katastrofoms. Nė vieno mielo plotelio.
O paskui, žinoma, Filifjonka įsitikino suklydusi. Jie atsikraustė į šį siaubingą namą siaubingoje pakrantėje be jokio reikalo. Mat jos močiutė nuomodavosi kitą namą. Taip jau nutinka gyvenime. Tačiau Filifjonka jau buvo parašiusi visiems giminaičiams apie persikraustimą, taigi manė, jog nedera keltis kitur. Giminaičiai galėjo pamanyti, kad jį lengva būdė. Taigi Filifjonka užsidarė duris ir pabandė jaukiai įsikurti viduje. Nelengvas darbas. Kambariai buvo tokie aukšti, kad lubas visuomet dengė šešėlis. Langai dideli, rimti ir jokios nerinių užuolaidos negalėjo jų pagražinti. Pro šios langus neįmanoma buvo žiūrėti laukan. Pro šios langus bet kas galėjo žiūrėti vidun. Ir tai Filifjonkai visiškai nepatiko. Ji pabandė suteikti jaukumo kampams, tačiau kampai nepasidarė jaukus. Filifjonkos baldai čia pasimetė. Kėdės ieškojo stalo prieglobsčio, sofa baimingai prisispaudė prie sienos, o lempų šviesa atrodė tokia pat vieniša ir išsigandusi kaip kišeninio žibintuvėlio atšvaitas tamsiame miške. Kaip ir visos Filifjonkos, ji turėjo galybę dailių niekučių, veidrodėlių ir giminaičių nuotraukų, aksomo ir kriauklių remeliais, porcelianinių kačiukų ir hemulių besilsinčių ant vašelių nertų staltiesėlių, gražių prisiminimo žodžių, išsiuvinėtų šilkiniais ar sidabriniais siūlais, daug vazelių ir mielų mimlos pavidalo gaubtų ar batinukui. Taip, daikčiukų, kurie lengvina gyvenimą, padaro jį netokį pavojingą ir reikšmingą. Tačiau visi šie gražūs mylimi daiktai neteko ramybės ir prasmės niūriame pajūrio name. Filifjonka kilnojo juos nuo stalo ant komodos, o nuo komodos ant palangės, tačiau jie niekur neatrodė kaip namie. Štai jie stovi. Visi lyg ne savo vietoj. Filifjonka sustingo tarpdury ir ieškodama paguodos pasižiūrėjo į savo turtus. Tačiau jie buvo tokie pat bejėgiai kaip ir ji pati. Filifjonka nuėjo į virtuvę ir paliko muilą ir šepetį ant plautuvės. Paskui užkaitė vandens ir padėjo gražiausius puodelius auksiniais krašteliais. Paėmė pyragaičių dubenį, vikriai nupūtė trupinius nuo krašto ir pačiame viduryje, kad padarytų įspūdį, Gafsai padėjo kelis glajum aplietus pyragaičius. Gafsa gerdavo arbatą be grietinėlės, tačiau Filifjonka vis tiek padėjo laivo pavidalo sidabrinį močiutės indelį. Cukraus prikrovė pliušinę pintinėlę su karoliukais nusakstyta rankenėle. Kol dengė stalą arbatą, ji jautėsi visiškai rami ir saugi nuo bet kokių katastrofų. Tačiau labai gaila, kad šioje nelemtoje apylinkėje negalėjai rasti mielų ir tinkamų gėlių. Jos atrodė kaip pasišiaušę krūmeliai, o žiedų spalva pjovėsi su svetainės. Filifjonka nepatenkinta stumtelėjo vazą ir žengė prie lango pasižvalgyti Gafsos. Paskui jai toptelėjo mintis. Ne, nesižvalgysiu jos, palauksiu, kol pasibels. Tada nuskubėsiu atidaryti durų ir abi siaubingai nudžiugsime. Bendrausime ir šnekučiuosimės. O jeigu aš pasižiūrėsiu, ar jie ateina, tai gal pakrantė bus tuščia iki pat švyturio. Arba pamatysiu taškeliuką, kuris vis artėja, o man nepatinka dalykai, kurie nepermaldaujamai artėja. Dar blogiau būtų, jeigu tas taškas taiga sumažėtų ir nukeliautų savo. Filifjonka nukrėtė drebulys. Kas man yra, pagalvojo. Turėčiau pasitarti su Gafsa. Gal ji ne iš tų, su kuriais labiausiai norėčiau pasikalbėti, tačiau nieko daugiau nepažįstu. Pasibeldė į duris. Filifjonka puolė į priemenę ir jau darydama duris ėmė čiauškėti. Ir koks gražus oras, sušuko ji. O jūra, kokia jūra, žydra, maloniniai bangelės. Kaip laikotės, tiesiog visą spindit, kaip taip aš ir tikėjausi. Tačiau kągi, kai gyveni štai taip, gamta ir visa kita puiku, argi ne? Ji dar labiau pakrikusi nei paprastai. Nusprendė Gafsa, nusimovė pirštinaitės, mat buvo tikra ponia. Ir balsiai pasakė, išties,
Kokia jūs teisi, fru Filifjonka. Jiedvi susėdo prie stalo ir Filifjonka taip džiaugiasi viešne, kad tauškė niekus ir apliejo arbata staltiese. Gavsa gyrė pyragaičius, cukrinę ir viską, kas tik ateidavo į galvą, tačiau nieko nepasakė apie gėles. Suprantama, Gavsa buvo gerai išauklėta. O bet kas būtų pamatęs, kad šitie laukiniai pasišiaušę krūmai nesiderina su arbatos servizu. Netrukus Filifjonka liovėsi tauškusi niekus, o kadangi nebekalbėjo ir Gavsa, pamažėlė įsivyravo tyla. Staiga užgeso saulės spindulys ant staltiesės, didelius rimtus langus užtemdė debesis ir abi ponios išgirdo nuo jūros kylantį vėją. Dar labai tolimą, tarytum šnabždėsi. Mačiau, kad fru Filifjonka skelbėt kilimą, parodė mandagų susidomėjimą Gavsa. Taip, sakoma, kad jūros vanduo puikiai tinka skalbti kilimams, tarė Filifjonka. Spalvos nesusilieja, o paskui taip kvepia švara. Turėčiau prisipažinti, Gavsai, galvojo ji. Turėčiau kam nors prisipažinti, kad bijau. Kam nors, kas pasakytų, žinoma, tu bijai, aš kuo puikiausiai suprantu tave. O gal... Bet, mieloji, ko tau baimintis, tokią nuostabią, ramią vasaros dieną. Bet ką, kad tik netylėtų. Pyragaičius kepiau pagal močiutės receptą, pasakė Filifjonka. O tada užsikvempė ant stalo ir sukuždėjo. Šitokia tyla nenatūrali, ji reiškia, kad nutiks kažkas siaubinga. Mieloji Gavsa, patikėkit. Mes labai menko su savo pyragaičiais, kilimais ir visais kitais svarbiais mums daiktais. Žinot, baisiai svarbiais, tačiau visą laiką mums nepermaldaujamai gresia. O, nutęsė Gavsa susidrovėjusi. Taip, nepermaldaujamai, skubiai bėrė Filifjonka. Kažkas, ko neįmanoma paprašyti, perkalbėti, suprasti ir paklausti. Kažkas, kas pasirodo už juodo stiklo toli kelyje, toli jūroje ir auga, o kai pamatai, kas tai yra, būna jau per vėlų. Ar Gavsa tai jautėt? Ar esat kada nors tai patyrusi, mieloji? Ar esat? Gavsa visa išraudonijo, sukiodama cukrinį ir gailėdamasi, kad apskritai čia atėjo. Vasarai baigiantis kartais kyla stiprių vėjų, galop atsargiai pasakė ji. Nusivylusi Filifjonka užsisklendė. Gavsa valandėlę luktelėjo, paskui kiek irzliai kalbėjo toliau. Praėjusį penktadienį padžioviau skalbinius ir, tikėsit manim ar ne, bėgau net iki vartelių, vydamasi geriausią savo antvalgtį, taip pūtė vėjas. Kokias skalbimo priemonės naudojat, fru Filifjonka? Neprisimenu, atsakė Filifjonka ir staiga pasijuto siaubingai pavargusi dėl to, jog Gavsa net nemėgina jo suprasti. Gal norėtume dar arbatos? Ne, ačiū, padėkojo Gavsa, buvo tikrai malonu užsukti. Deja, dabar man metas pamažėlę rengtis namo. Taip, pasakė Filifjonka, suprantu. Dangus virš jūros apsiniaukė, vanduo grumėdamas skalavo krantą. Buvo pernelyg anksti žiebti žiburį. Jei nenorėjai parodyti, kad bijai, tačiau kiek per tamsu, kad būtų jauku sėdėti. Gavsos nesiukė buvo labiau suraukta negu paprastai, aiškiai iš nesmagumo. Tačiau Filifjonka jai nepadėjo atsisveikinti. Sėdėjo nieko nesakydama ir smulkiai trupino glajuotus pyragaičius. Kaip nemalonu, mąstė Gavsa. Nemačiomis pasiėmė nuo komodos krepšį ir pasikišo po pažasčiu. Lauke stiprėjo pietvakarių vėjas. Jūs kalbėjote apie vėją, staiga pasakė Filifjonka, apie vėją, kuris nunešė antvalgtį. O aš kalbu apie cikloną. Taifūną, mieloji Gavsa. Viesulus, sūkurius, taifūnus, smėlio audras, potvinius nuplaunančius namą. Tačiau daugiausia aš kalbėjau apie save pačią, nors suprantu, kad taip elgtis negražu. Žinau, kad nutiks kažkas baisaus, visą laiką apie tai mąstau.
Netgi tada, kai skalbiu skudurinį kilimą. Ar jūs suprantat, ar jaučiat ką nors panašaus? Paprastai šliūkštelimą acto, pasakė Gafsa, žiūrėdama į arbatos puodelį. Skudurinių kilimų spalvos neblunka, jis skalaujant į vandenį šliūkšteli acto. Tada Filifjonka supyko, o tas jai nutikdavo retai. Ji pajuto, jog turi kaip nors serzinti Gafsą, tad griebėsi pirmosios minties, kuri jai atėjo į galvą ir dūrė pirštu į bjaurų kuokštą vazų ir sušuko. Pasižiūrėkit į puokštę, kokia graži ir kaip derinasi su servizu. Tuomet Gafsa irgi supyko. Pavargusi nuo visko pašoko ir atkirto. Žinoma, nesiderina, ji per didelė, pernelyg dygliuota ir ryški, krinta į akis ir visiškai netinka arbatėliai. Paskui abi ponios atsisveikino, o Filifjonka užrakino duris ir grįžo į svetainę. Ji buvo nuliūdusi ir nusivylusi, jai atrodė, kad arbatėlė nenusisekė. Mažasis krūmas tebestovėjo stalo viduryje, pilkas ir dygliuotas, pernelyg perkrautas tamsiai raudonais žiedais. Staiga Filifjonka suvokė, kad ne gėlės nesiderina prie arbatos indų, o tie indai niekur netiko. Ji perkelė vazą ant palangės. Jūra buvo pasikeitusi. Visa papilkėjusi, bangos gavusios baltus dantis, kurie piktai graužė krantą. Dangus paraudęs ir pažemėjęs. Filifjonka ilgai stovėjo prie lango ir klausėsi, kaip stiprėja vėjas. Tada suskambėjo telefonas. Ar čia fru Filifjonka? Atsargiai paklausė Gafsos balsas. Žinoma, aš, atsakė Filifjonka, čia niekas daugiau negyvena. Ar gerai pargrįžot namo? Žinoma, pasakė Gafsa, regis vėl truputį pakilo vėjas. Ji valandėlę patylėjo ir paskui maloniai paklausė. Klausykit, fru Filifjonka, dėl tų baisybių, apie kurias kalbėjot, ar jos dažnos? Ne, atsakė Filifjonka. Vadinasi, jų būna tik kai kada? Po teisybei niekada nėra buvę, atsakė Filifjonka, man tik taip atrodo. O, pasakė Gafsa, taip norėjau padėkoti už arbatą. Taigi jums niekomet nieko neatsitiko, niekomet? Taip, atsakė Filifjonka, malonu, kad paskambinot. Tikiuosi pasimatysim kitą kartą. Ir aš tikiuosi, pasakė Gafsa ir padėjo ragelį. Filifjonka valandėlę sėdėjo, virpėjo ir žiūrėjo į telefoną. Greitai mano langai pajuoduos, mąstė ji. Būtų galima uždengti juos antklodėmis, būtų galima nusukti veidrodžius į sieną. Tačiau nieko nedarė, tik sėdėjo ir klausėsi, kaip kamine stūgauja vėjas. Tarytum vienišas žvėrelis. Į pietinę namo sieną pradėjo daužytis hemulio graibštas, tačiau Filifjonka nedrįso išeiti laukan ir nukabinti. Namas drebėjo, vos. Dabar atūždavo vėjo gūsiai, buvo girdėti, kaip audra įsibėgė ir šuoliais lekia virš jūros. Lauke nusirito plytgalys ir sudužo, atsitrenkęs į akmenį. Filifjonka krūptelėjo ir atsistojo, nuskubėjo į miegamąjį. Tačiau miegamasis buvo pernelyg didelis, čia negalėjai jausti saugi. Podėlis. Jis pakankamai mažas, kad jaustumėsi rami. Filifjonka suglobė patalus, perbėgo per virtuvės koridorių, spyriu atidarė podėlio duris ir uždususi jas užtrenkė. Čia audros nebebuvo girdėti. Ir nebuvo langų, tik nedidelė orlaidė. Patamsi ji nusigavo pro bulvių maišą prie sienos ir susiviniojo į patalus po uogienių lentyną. Pamažėle Filifjonka ėmė vaizduoti savąją audrą, kur kas tamsesnė ir nuožmesnė negu ta, kuri drebino jos namą. Bangos virto į didelius baltus slibinus. Kaukiantis viesulas horizonte susuko vandens verpetą į juodą stulpą, žvilgantį stulpą, kuris pradėjo slinkti prie Filifjonkos vis arčiau ir arčiau. Nuosava audra Filifjonkai būdavo siaubingiausia, tačiau taip juk buvo visuomet. Ir jau nuo senų laikų Filifjonka truputį didžiavosi savo katastrofomis, kurias išgyvendavo visiškai viena. Gafsa asilė, galvojo ji, ne visprotė, kuriai te rūpė vien pyragaičiai ir antvalkčiai. Ji nieko nenutuokė, ne apie gėles, o jau labiau apie mane.
Tupi čia ir mano, kad niekuomet nesu nieko patyrusi. Aš juk kasdien išgyvenu pasaulio pabaigą ir vis dėlto ir nusirengiu ir apsirengiu, valgau ir plaunu indus ir priiminėju svečius, tarytum nieko nebūtų atsitikę. Filifjonka iškišo iš patalų nosį, įsistebėlijo į tamsą ir pasakė: aš jums parodysiu. Nežinia, ką jį turėjo galvoje. Paskui vėl palindo po patalais ir letenomis užsiėmė ausis. Lauke audra nuolat stiprėjo iki pat vidurnakčio, o 1 valandą vėjo greitis buvo 46 metrai per sekundę. Apie 2 valandą nakties nuvirto kaminas. Pusė jo nudardėjo per stogą, o kita pusė subirėjo ant viryklės. Pro skylę lubose sujodavo naktinis dangus ir juo lekiantis dideli debesis. O tada audra įsiveržė į vidų ir nebebuvo matyti nieko daugiau, nes aplinkui skriejo viryklės pelenai, giminaičių nuotraukos, plakėsi užuolaidos ir staltiesėlės. Iš baimės atgijo visi Filifjonkos turtai. Viskas šlamėjo, skambėjo ir dundėjo, trankėsi durys, o paveikslai nukrito ant grindų. Svetainės viduryje stovėjo Filifjonka, apsimiegojusi ir išsigandusi, besiplaikstančių sijonų ir sutrikusi galvojo: štai ir atsitiko. Dabar viskas pasikeis, pagaliau. Man nebereikės ilgiau laukti. Ji pakėlė telefono ragelį, ketindama paskambinti Gapsai ir pasakyti jai, taip, išdergti ją iš šuns dienas, kad ji prisimintų visą gyvenimą, ramiai ir pergalingai. Tačiau telefonas neveikė. Filifjonka tik girdėjo tik audrą per stogą žemėn bildančius plytgalius. O jeigu aš užlipsiu ant aukšto, stogas nukris, galvojo ji. O jeigu nusileisiu į rūsį, ant manęs užgrius visas namas, tas pats galas. Ji pasičiupo porcelianinį kačiuką ir tvirtai prispaudė prie krūtinės. Tada išdužo langas ir ant grindų pasipylė stiklai. Lietaus šuoras plūstelėjo ant raudonmedžio baldų. Dailus gipsinis hiemulis nukrito nuo stovo ir sutrupėjo į gabalus. Klaikiai sužvangėjo krisdamas ant grindų didelis stiklinis Filifjonkos dėdės šviestuvas. Filifjonka girdėjo, kaip jos daiktai klykia ir dejuoja. Ji išvydo išbalusi savo veidą, šmėstelint suskilusiam veidrodį. Nieko negalvodama puolė prie lango ir iššoko laukan. Ji susmuko ant smėlio, pajuto, kaip šilti lietaus lašai tykšta į veido drabužiai, plakas ir plazda aplink ją, tarsi būrė. Filifjonka stipriai užsimerkė, suvokdama, kad dabar ji visiškai bejėgė atsidūrė pačiam pavojaus vidury. Audra tebesiautėjo, tolygiai ir be paliovos, tačiau nebesigirdėjo tų visų kraupių garsų, staugimo, dužimo, skilimo, dundėjimo, plyšimo. Pavojus glūdėjo name, o ne lauke. Filifjonka atsargiai patraukė aitraus dumblių kvapo ir atsimerkė. Tamsa nebebuvo tokia juoda kaip svetainėje. Filifjonka pamatė bangų mūšą ir švyturio spindulį, kuris lėtai skrodė naktį. Praslydo pro ją, nuslinko toliau virš smėlio kopų, pranyko ties horizontu ir vėl sugrįžo. Ratu sukosi rami šviesa, saugodama ir stebėdama audrą. Anksčiau niekada nesu viena buvusi lauke naktį, pamanė Filifjonka. Kad mama žinotų. Jėmė šliaužti prieš vėją, žemyn į pakrantę, kad kuo labiau nutoltų nuo Hemulio namo. Porcelianinį kačiuką jį dar vis tebegniaužė letenoje, jai buvo ramiau, kad turi ką globoti. Jie išvydo, jog visa jūra baltai melsva nuo purslų. Vėjo nupūstos bangų keterų putos lyg dūmai skriejo virš kranto, atsidavė druska. Filifjonkai už nugaros kažkas lūžo. Kažkas namo viduje. Tačiau ji net neatsigrėžė. Susirietė už didelio akmens ir išplėtusi akis žvelgė į naktį. Jai nebebuvo šalta. Keistas daiktas. Staiga ji visiškai nusiramino. Filifjonkai tai buvo neįprasta būsena ir ji pasijuto neapsakomai smagi.
Ir iš tiesų, ko jai nerimauti? Juk katastrofa jau užgriuvo. Paryčiais audra apmalšo. Filifjonka to beveik nepastebėjo, sėdėjo galvodama apie save, savo katastrofas ir baldus ir kaip viską tinkamai sutvarkyti. Po teisybei nieko baisaus neatsitiko, tik tai nugriuvo kaminas. Tačiau jai atrodė, kad šis įvykis yra svarbiausias jos gyvenime. Jis supurtė ją viską apvertė aukštyn kojom. Ir Filifjonka neišmanė, kaip elgtis, kad viskas grįžtų į vėžes. Jai regėjosi, kad senoji Filifjonka pradingo ir ji nežinojo, ar nori ją susigrąžinti, o ką daryti su visų senosios Filifjonkos turtu, su visais daiktais, kurie sulūžo, išsisuodino, suskilo ir sušlapo. Tik pamanyk, sėdėti ir viską tvarkyti savaitę po savaitės, klijuoti ir lopyti ir ieškoti nuneštų nuolaužų, mazgoti, lyginti ir dažyti, liūdėti, kad ne viską galima sutaisyti. Ir visą laiką žinoti, jog vis tiek liks plyšių ir viskas anksčiau atrodė kur kas gražiau. O ne, paskui sustatyti visą tą varganą šlamštą, kaip ir anksčiau, į tos pačius niūrius kambarius ir vėl vaizduotis, kad tai jaukus namai. Ne, šito aš nedarysiu, sušuko Filifjonka ir atsistojo nutirpusiamis kojomis. Jeigu aš pabandysiu sutvarkyti viską, kaip buvo anksčiau, tai ir tapsiu tokia pati. Aš vėl bijosiu, juk pažįstu save. Tada vėl man už nugaros sėlins ciklonai ir taifūnai. Ji tik dabar pažvelgė į Hemulio namą, jis tebestovėjo. Nusiaubta buvo viskas namo viduje ir dabar jai reikėjo tai sutvarkyti. Nė viena garbinga Filifjonka nebuvo palikusi savo gražių paveldėtų baldų likimo valiai. Mama būtų pasakiusi, kad yra toks dalykas, kuris vadinamas pareiga, sumurmėjo Filifjonka. Išaušo. Horizontas rytuose lūkuriavo patekant saulės. Virš jūros lėkė baimingi vėjo šuorai, danguje blaškėsi audros pamiršti debesis, pro šalį nugrumeno keli silpni griaustiniai. Oras buvo neramus, o bangos nežinojo, kur link pūsti. Filifjonka delsė ir tada jį išvydo viesulą. Jis niekiek nepanešėjo į Filifjonkos viesulą, kuris būdavo kaip juodas blizgus vandens stulpas. Šis buvo tikras ir šviesus. Tai buvo besisukantis baltas debesis, žemai susiraitęs it milžiniška spiralė, o kai vanduo iš jūros pakilo jo pasitikti, nubalo kaip kreida. Šis sūkurys nei staugė, nei skriejo. Tyliai ir lėtais artėjo į krantą, vos linguodamas, o paskui nuo tekančios saulės spindulių paraudo kaip rožė. Sūkurys buvo be galo aukštas, tyliai ir galingai sukdamasis aplink save, jis vis artėjo ir artėjo. Filifjonka nepajėgė nekrustelėti. Jis stovėjo ramiai, suspaudusi porcelianinį kačiuką ir galvojo: ak, mano gražioji, nuostabioji katastrofa. Sūkurys nuslinko per krantą, nelabai toli nuo Filifjonkos. Balti verpetai didingai nuslydo jai pro šalį, dabar jau pavirtė į smėlio stulpą ir itin ramiai nukėlė Hemulio namo stogą. Filifjonka matė, kaip stogas pakilo aukštyn ir dingo. Ji matė, kaip baldai sukuriuodami išlėkė aukštyn ir dingo. Matė, kaip visi jos gražumynai išskriejo tiesiai į dangų, staltiesėlės, giminaičių nuotraukos, arbatinuko gaubtai, močiutės indelis grietinėliai ir atminimų žodžiai, išsiuvinėti šilkiniais ir sidabriniais siūlais. Viskas. Ir susižavėjusi galvojo: ak, kaip gražu, argi aš, vargšė maža Filifjonka, galiu pasipriešinti gamtos galybei? Ką galima pataisyti po štai šitokio vieslo? Nieko. Viskas švariai išvalyta ir iššluota. Sūkurys iškilmingai nukeliavo per žemę, sumenko, subyrėjo ir išnyko. Daugiau jo nebereikėjo. Filifjonka giliai atsikvėpė. Aš niekuomet nebebijosiu, tarė jis sau.
Dabar esu visiškai laisva. Dabar galiu bet ko užsimanyti. Ji padėjo kačiuką ant akmens. Viena jo ausis naktį buvo nuskilusi, o snukutis tepaluotas. Kačiukas atrodė kitoks, gudrus ir pasipūtęs. Pakilo saulė. Filifjonka nusileido žemyn per šlapę smėlį. Tenai tebegulėjo jos skudurinis kilimas, jūra padabino jį dumbliais ir kriauklėmis ir niekuomet dar nebuvo taip švariai išplauto kilimo. Filifjonka sukikeno, suglobė kilimą letenomis ir nutempė į goštančias bangas. Filifjonka panardino kilimą į didelę žalią bangą, atsisėdo ant jo pati ir nusirė tarp šnypšinčių baltų putų ir vėl pasinėrė iki pat dugno. Per ją ritosi banga po bangos, visos skaidrios ir žalios, ir tada Filifjonka vėl išniro į paviršių, į saulę, prunkštė, kvatojus ir šūkavo su kilimu šokčiodama bangose. Per visą gyvenimą nebuvo taip linksminusis. Gavs ilgai šūkavo, kol Filifjonka ją pastebėjo. Kaip siaubinga, suriko Gavs, ak meloji, nelaimingųjų frų Filifjonka. Labas rytas, atsakė Filifjonka ir ištraukė ant kranto kilimą. Kaip laikotės? Nežinau, kur dėtis, pratrūko Gavsa, kokia naktis, visą laiką galvojau apie jūs ir mačiau, kaip tai užėjo, bet juk tai tikra katastrofa. Kaip? Nekaltai paklausė Filifjonka. Jūs buvo teisi, kokie teisėjai, manavo Gavsa. Sakėt, kad bus katastrofa. Tik pamanykit, visi gražus jūsų daiktai, visas gražus jūsų namas. Ištisą naktį bandžiau prisiskambinti, taip nerimavau, tačiau audra nutraukė ryšį. Kokia jūs maloni, pasakė Filifjonka, gręždama vandenį iš kepuraitės. Tačiau be reikalo rūpinotės. Juk žinot, skalaujant į vandenį reikia šliūkštelėti acto, tuomet spalvos nekiek nenubluks. Visiškai neverta jaudintis. Ir Filifjonka krito ant smėlio ir ėmė taip kvatotis, kad net apsiašarojo. Na štai, ilga pasaka. Iki pasimatymo, labanakt.